BetSafe lažybos gyvai. Taigi vėl grįžtame į Prienų sporto areną, netrukus čia prasidės antrosios finalo serijos rungtynės Kauno Vytis prieš Gargždų pramogos sporto centro komandą. Į savo rungtynių plano nelys labai stipriai į priekį pirmom minutėm, nes praleidus 1-2 arba... Ir išžaidinėti to kamulio prie savųjų vartų. Kaip manai, Arsenijau, ar nereikėtų? Čia pirmasis rungtynių įvartis Leandro. Muša štai taip ir Kauno Vytis išsiveržia į priekį. Na, turbūt vėlgi, gynybos klaida, negalima leisti taip smūgiuoti tokiems žaidėjams kaip Leandro. Dar kartelį pakartojimas mūsų ekranuose. Na tai visų pirma, apžaidė aukštą lygį. Tad Gargždų komandai pavyko, ko ne pirmom sekundėm uždirbti pražangą. Ir tas... Urba ir 1-1. Tai 1-1. Meilas Urba visai kaip ir taurės finale muša įvartį, lygina rezultatą. Visa įvartis toks, vėlgi, žiūrime kartojimą nuo kažkurio Vyčio žaidėjo, jis skriejo į vartus. Na čia taip. Na taip, kaip sakoma, geras perdavimas. Bet toks rezultatas Vyčiui tinka iš esmės. Jam šiandien užtenka lygiųjų, na bet čia kol kas tų lygiųjų dar nėra. Eduardo ir vėl vos neidentiškas įvartis, vėl metasi kamuolį į aikštės centrą, vėl tolimas smūgis ir Martynas Draugšas savo komandai padėti negali. Na taip, įvartis dvynys galima sakyti. Gal Draugšui vienas iš vedančių žaidėjų, ypač atakoje. Dabar būtent Urbaitis su kamuoliu ir įvartis. Ir vėl lygų 2-2, na ir tik pakalbėjome apie Karolį Urbaitį ir jis lygina rezultatą. Vilka mini, Vilkas čia, aišku, vėlgi rado erdvių, vėlgi nebuvo pasaugojimo Vyčio komandoje ir kaip sakoma, špicų prasvartinko išėjimas ir manau, kad jisai išgelbėjo šitą situaciją. Nes manau, jie ginant Gargždų komandos charakterį, užsispyrimą, čia be pražangos apsigina gargždiškiai, bet vėliau tas rungtynių arbitro švilpukas. Visą kėlinį gan lygus. Pirmosiomis minutėmis, aišku, Vytis pabandė. Čia įvartis. Na, Kleitonas muša įvartį, vėl Vytis priekyje ir nežinau kodėl, bet vėl identiška situacija į tai, ką mačiau vakar mažojo finalo rungtynėse. Ten irgi tik po pertraukos, berods dabar bijau sumeluoti. Pamatysime, kai bus, aišku, jau šiandien, kaip ir sakiau, gargždiškiai rodė, kad... Labai įdomios rungtynės. Nepaisant to, kad Vytis pirmauja, jos gali baigtis... Pocevičius, bent jau mano subjektyvia nuomonė, yra turbūt vienas sėkmingiausių Vyčio pirkinių šiemet, o čia Lukas Sendžikas ir 4-2. Na, Arsenijau, apie ką ir kalbėjome, Sendžikas gali turėti krūvą progų, gali jų neturėti, na, bet gavęs šansą juo pasinaudos. Ir dabar puikiai išpildo situaciją, dar kartelį ši situacija mūsų ekranuose. Taip, aš sutiksiu su tavimi, kad mušti reikia įvartį Gargždams. Čia geras perdavimas ir štai taip. Lukas Sendžikas muša antrąjį savo įvartį ir jau 5-2. Na, dabar Gargždų komandos situacija labai prasta. Dar kartelį. Iš visų pirma, tai puikus Justino Zagursko perdavimas varžovų gynėjams už nugarų. Na ir gali būti toks variantas, kad... Čia, Tomas Tomašauskas vos. Kai laikas netavo sąjungės, jis eina dar greičiau ir Vyčio komanda pasinaudojo tuo, muša dar vieną įvartį ir manau, 4 įvarčių atotrūkis yra bene rimčiausia paraiška tapti Lietuvos futzalo lygos čempionu. Eduardo pasinaudoja grube. Gargždiškių klaida po pertraukos ir praleido įvartį gargždiškiai. Čia šansas
Ten priekyje buvo ir Jonavos Vikingai, ten priekyje buvo tas pats Kauno Vytis, na bet vėliau viskas. Tai yra viskas. Kauno Vytis vėl tampa Lietuvos BetSafe futsalo lygos čempionu. Kauno Vytis įrodo, kad jie Lietuvoje yra stipriausia salės futbolo komanda.